Šiandienos kelionė prasidėjo paprastai. Važiuodamas palei jūrą, net nesitikėjau, kuri mane nuves. Sustojau paragauti gatvės maisto, o netrukus atsidūriau žvejų miestelyje, kur žmonės džiovino žuvį tiesiog savo kiemuose. Bet įdomiausia - vienuolis, kuris ne tik priėjo, bet ir aprodė man visą šventyklą. Kažkokia slapta vieta. O, wow. Eik tu sau. Toliau laukia klaidžiojimai, netikėti susitikimai ir vakarienė su vietiniais, kurią atsiminsiu ilgai. Oi, sorry. I'm very big guy. Čia Vietnamas. Toks, kokio dar nematėte. Good morning. Yes. Do you anything soft drink, noodle, water? Do you anything soft drink, noodle, water? No. Nothing? I only take water. Water. 2 water. Yes. You use 20. 20? 20,000. It's not free? Not free? Not free. Why? Yeah, we have free. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Tai šiandien turim naują dieną ir šiandien važiuosim iki kitos vietos. Iki kitos vietos mums važiuoti reikės 160 km. Važiuosim palei jūrą ir ta kita vadinasi Phan Thiet. Nežinau, ar teisingai tariu, bet irgi bus prie jūros ir ten turėtų būti dar gražiau. Tai vat pafilmuosiu visą kelionę iki tenais, kaip aš ten nusigausiu, gal vėl bus kokių pažinčių. Tai vat, tokie reikalai, keliaujam. Hello. Hi. Hi. Did you catch something? Fish? Yes. Wow, can you show me? Quick. Oh. You will eat that fish? Eat? Yes. Wow. Tik užmeta, iškart pagauna. Hello. Bé lắm, cá bé. No fish? Cá bằng này bé lắm. Small fish, yes? Small. Bằng này hơi nhiều cá lắm. Nhiều nhưng mà cá nhỏ này. Jeigu kas supranta vietnamietiškai, pabandykite išversti. Wow, kaip čia gražu. Eik tu sau. Kažkokia skulptūra, bet žiauriai graži. ChatGPT pasakoja, kad čia tiesiog kažkoks paminklas pagerbti, kurie žuvo per Vietnamo karą. Tai vat, nežinau, aš čia tiksliai pasakė, bet paminklas žodžiu. Tai vat, taip jis atrodo. Lemba gražus.
toliau. O, kokia ferma pravažiavo. Kiek žąsų. Ančių. Ten matosi karvės ganasi. Ir čia šiaip visur aplink dabar prasideda ryžių laukai. Vat. Važiuojam dabar tais laukais. Nu, pabandom launch kontrolą. Nu, gražiai važiuoja. In 100 meters, slide left. Šiandien dar nevalgiau pusryčių, tai būtų labai gerai kažką užvalgyti. Gali išversti vietnamiečių kalbą, ar jie turi kažkokią porciją, kad būtų vienam žmogui, nes čia labai didelės porcijos atrodo ir labai didelės kainos, gal yra kažkas pigiau. O kokia būtų kaina, gali pasakyti, kokia būtų kaina vietnamietiškai? Nu, žodžiu, ten labai noriu daug pinigų ir ten labai didelės porcijos, tai man čia netinka pavalgyti. Ten nori virš 4, 5, 6 eurų už porciją, tai čia nu kosmosas realiai. You have menu? Okay. Visiškai nekalba, tai tiesiog pirštų parodė kažkokius ilgus baltus pagėčius, tai sakau gerai. Tai ką gausiu dar nežinau, kiek kainuos irgi nežinau, tai čia toks jau riski dalykas, bet nu tokia paprasta kavinutė, tai manau brangiai labai tikrai nekainuos. Čia plius minus kažką tokio daro, nelabai įsivaizduoju, bet Nu, žodžiu, laukiam, kol pagamins. Atrodo visai gerai, pridėjo visko į bliūdą. Bus kažkoks kaip, nežinau, kaip sriuba gal. Nu ką, turim patiekalą, turim salotų labai daug. Šitiek pridėta kažkokios mėsos. Atrodo kaip kokios, nežinau, kaip kremzlės. Neįsivaizduoju, kas čia per mėsą. Tikiuosi nebus kokia, nelabai įsivaizduoju. Gerai, bandau paragauti šitą reikalą. Atrodo tai žiauriai. Dar su pagaliukais nelabai moku valgyti. Tikiuosi tuo galu pagaliukus paėmiau. Šiaip nepatikėsit, bet žiauriai skanu.
Karšta. Eik tu savo. Šiauriai gerai. Gerai, valgau. How much? 30. Okay. What? Mẹ có 20 không? No. Okay. Thank you. Yeah. Biškį lyt pradėjo, tai bandysiu per Lietuvą važiuoti, nes nežinau niekada nustos. Tai bandysiu kažkaip taip. Kaip ir gerai visai. Prisiveržiam. Toks įkaitas asfaltas, kad po lietaus baisiai garuoja. Hello! Gano karves. What happened? Radau kažkokį keliuką prie jūros. Po keliui, bet dar jūra aišku toli. Šiaip įdomu, pažiūrės kažkaip. In 100 meters, make a U-turn. Make a U-turn, then turn right. Wow. Eik tu savo. Kai gerumo. Prie jūros. Geras. Bet čia tai gerai. Va, priėjom dabar tradicinius tokius vietnamiečių laivelius. Niekur kitur pasaulyje nesu matęs, bet jeigu pastebėt, jie visi tiesiog apvalus. Žiauriai keistas dalykas, nes niekur tokių dalykų nesu matęs. Tik tai čia. Žiūrėkit, kokie varikliai padaryti su kom apsaugom. Geras. Eina savo. O, turim kažkokį žveją. Arba čia labiau moteris. Ir, aišku, greičiausiai nekalbės angliškai. Hello! Hello! Yes. Người đi xô qua người tôi bắt người ta. Đi xô tôi bắt người ta. Čia kaip suprantu, pina. Kaip greit varo, pina tinklą turbūt. Jo. Šauniai. Čia vyrukas dar vienas. Ir te žvejoja dieną pina. Hai. Hello. Tokie atrodo užsiėmė kažkaip. Šitas iš vis nei lūpų nepradarė. Tai va, prieš tų dalykų, nežinau, gal pavyks atvaryti kažkada anksti ryte ir pasitarčia su jais pažvejot, bet kai jie nekalba angliškai, tai neįsivaizduoju, ar pavyks, bet pabandysiu šitą dalyką įgyvendint. Tai, bet sakau, reik čia kažkaip labai anksti ryte jaučiu atvaryti. Dar nežinau, kokią 4 nakties gal.
Čia bičiukas iš vis karutė vežasi. Kai čia gražu eina krauna. Visai norėčiau pagyventi. Dar pastebėjau, jie labai mėgsta priešprieš atvažiuoti, o kaip šitas, pavyzdžiui, ir šitas. Ne? Čia iš viso varinė situacija. Tai vat porą kartų taip neįsiplau, tiesiog iš šono pasižiūrėjau kažkur tenai, žiūriu, pareina, kad tomu tavo esmė. Tai reikia pastoviai laikyti į priekį, nes jie tiesiog random išvažiuoja priešprieš ir vat ir priešus tai važiuoja ir jiem pokyčiai. From high school. From high school? Yeah, I'm kite surfing. No surfing and kite surf in tractor. Okay. Because in Vietnam, no one speaking English. No one. Now, okay, now better. Yeah. 10 years ago, number 0. Yes. Now, after 10 years ago, it's okay. Yes. Now what you doing? Just walking? Exercise. I exercise. Every Wow, day. workout. No run. Walk. Every day, 3 a.m. 3 p.m. 1 hour. Wow. Yep, 2 4. Yeah, this is old one. Yeah? But I have WhatsApp here. Okay. If you have problem or if you need help, I can help you for free. You know? Yeah. No. Half. No, this better. Okay. Yeah. I know what I mean. Alright. The code here. First code. Vietnam. Vietnam, right? Yes, Vietnam. Vietnam here. Mm-hmm. Right? Vietnam. 84. Yeah. Yesterday you're not here, right? I was going from Ho Chi Minh. Right? I stayed one night in Vung Vũng Tau. Vũng Tau. And today I wrote this. Really? Yeah. It's not much. It's 160 kilometers only from Vung Tau. You rent motorbike? You rent? Yes. Sài Gòn? I rented in Ho Chi Minh, and I saw you when you yeah. And then here. Yes. Yeah, right. Yeah, you understand? Yeah. But Mine was the same. Honda, A black, mine the same. But you, the same. I'm old. You new. Yes. You know, the same. Honda. A black. How much CC? 125. Yes. Yeah. 100. The same. But you new. I'm old. Yeah. 2010. Honda, you know, A black. Yeah. Black, you know, A black. Yeah. Something where go to somewhere and better lock. Yeah. I will not live on the street. I will, I don't know, maybe the parkings with security somewhere. The parking. Thank you. Enjoy. Thank you. Bye. What's the name? Patrick. Battery. Patrick. Patrick. No magic. Patrick. Okay. No. Okay. Bye. Radau kažkokį viešbutį už 2,3 km. Tai važiuoju apsižiūrėti ir pasidėti daiktų. Sumokėjau 300 000, kas yra nepilnai 10 eurų. Tai pažiūrėsim, ką mes gavom iš 10 eurų. Labai įdomu, ką mes gavom iš 10 eurų. Jaučiu bus su vaizdu į gatvę. Oh, yeah. Paprastai. Tualetas. Dušas yra. Viskas ok. Lova normali, šaldytuviukas yra. Vandens yra. Žodžiu.
Peršokame naują dieną ir filmuojam toliau. Žodžiu, pavyko šiek tiek nuvažiuoti nuo to miesto iki šalia esančio miestelio pavadinimu Muinė. Tai dabar atidarysiu duris ir varysim apsižiūrėti, kas tame miestelė. O šiaip vėl sumokėjau už naują viešbutuką, labai paprastas. Čia ir viskas. Tai pirmas dalykas, kur važiuosiu dabar, tai čia visai šalia porą kilometrų yra kažkoks beachas, labai gražus, kur turėtų būti labai daug žvejų ir surferių gal net. Tai va, važiuoti 7 minutės, tai susivedu ir lekiam. Pasako oriukas čia iš karto, jokių debesėlių, giedra. Taip kad, wow, pirmi gyvūnai. Čia viskas kitaip. Tai miestelis vadinasi Muinė, toks įdomus pavadinimas. Kiek žiūrėjau Google Maps'ose, tai čia toks kaip ir žvejų miestelis, čia yra labai daug žvejų. Tai nežinau, pasižiūrėsim. Važiuojant keliu pamačiau, kad vietiniai čia kažką daro. Tai galvoju, gal biškį prieisiu, pažiūrėsiu. Čia, kaip suprantu, yra šprotai, jie tiesiog džiovino žuvį ant saulės. Geras. Tai net klausti nereikia. Hello. Hello. Čia gal kokiem dideliem verslam dirba, nes čia labai toks matosi labai didelis plotas ir labai daug darbuotojų. Tai ar šeima kokia didelė, bizniuką daro. Vat tik čia atvažiavus iškart matosi, kad čia toks žvejų miestelis, nes vat pirmas dalykas, ką tokio pamačiau, tai vat būtent džiovina mažas tokias silkutės kažkokias. Dar toks vienas įdomesnių dalykų, tai kad jie turi dykumų šiek tiek. Tik tais kol kas čia nuo kelio nesimato, bet paskui surasiu. Žodžiu, šita vieta turi beveik 1000 vertinimų, bet nu čia matot, nieko nėra, tai aš ir nelabai gal reisiu. Matosi tik tais, va, ten keli žmonės, ten keli. Nu ir viskas, realiai daugiau nelabai čia yra veiksmo. O ten tą miestelį, kur apsistojau, už 4 kilometrų, ten matosi daug žvejybos laivų ir ten jau daug žmonių. Tai galvoju, gal visgi reiktų grįžti. Nu ką, visgi pirma stotelė bus dykumos, nes čia atrodo daug įdomiau. Ir einam pasižiūrėti iš arčiau. Ten yra tokia budelė, kur sėdė apsauginis, tai pamojavo, kad ten atvažiuočiau. Sumokėjau 10 000, kas nu yra ten, nežinau, centai, gal 10 centų už saugojimą Motorolerio. Tai vat sumokėjau 10 centų. Ne tai, kad aikštelė, bet už saugojimą. Tai čia iš vis wow klasė. Kažkas panašaus kaip Nidos kopos, tik čia tas smėlis toks oranžinis, toks grinai dykumų smėlis. Toks, wow. Dar tokio smėlio niekur šiaip nemačiau. Wow. Kiek kokosų. Atrodo, lyg važiuočiau kažkokią privačią teritoriją. Tai tiesiog ir kokosų čia. Galėčiau vieną parsikašti namo, pasiragauti. Čia kažkaip pilno paukščių miškai. Einu nuotraukų pasidaryti. Reikia Amazonė. Kažkokios labai didelės žuvis plaukė, matosi.
kokosų mėtosi. Ui, tu savo. Čia mes vis dar Muinės miestelėje, vos pavažiavom tik tais. Ir jau va tiek gamtos. Nu va, čia jau veiksmo daug. Pilna žvejų, pilna žmonių, pilna motorolerių. Hello. No, just looking. Thank you. Į kiekvieną bliūdą įmerkta tokia šlangelė. Tiesiog, kad gautų deguonės ir išliktų kuo ilgiau gyvos žuvis. Ir jos čia tuose bliūdose gyvos ir plaukioja. Čia ant pačio kranto žmonės tiesiog sėdi, valgo. Atsisėdau prie vietinės parduotuvėlės, gurkšnoju gėrimuką ir tiesiog stebiu, ką čia vietiniai veikia. Jie mane stebi. Čia tiesiog parduotuvėlė. Aplinkui vaikšto vietiniai. Šiaip daugiau gal vyresnio amžiaus žmonės, o tokie vat. Čia vat vaikas. Hi! Hello! Hello. Nu ir tokie reikalai. Va, žmogus apsipirko dabar, pasideda kažkaliok ir važiuoja toliau, namojo. Ten va kitoj pusėje parduoda visokius vaisius, daržovės. Hi. Can I try? Atidavė paskutinius šipsus, net nesmagu. Atvarėme kažkokią šventyklą. Can I go here? Yeah? Okay. Turim begalę vaikų. Wow! Kaip gerai atrodo. Eik tu sau. Skaičiau kažkada knygą budizmo. Tai man šiaip budistų tikėjimas labiau netgi patinka negu krikščionių, negu katalikų. Wow. Nes budizmas yra toks labiau į dvasinį žmogaus augimą. O katalikybei tu eini į bažnyčią, meldiesi kunigui savo nuodėmes, ten išpažįsti. O čia. Wow. Čia next level. Eik tu sau. Aš tikiuosi su batais galima eiti. Oh my god. Ten kaip kazino sukasi ruletė. Statau 1000 top sporte. Ir žiūrėkit. Esat matę tokį simbolį? Labai panašus į svastikos simbolį. Bet pas aš čia kitą reikalą reiškia žodžiu. Žodžiu, čia ne svastika. Svastika, man atrodo, kaip tik pavogė iš jų. To prasme, tas simbolis. Šitas simbolis čia yra daug seniau atsiradęs. Wow. Eik tu sau. Toks keistas jausmas čia būtų.
You go I was doing a video to YouTube. YouTube? Yeah, Or Vietnam. Or you go in Asian? How many country you go? How much country I visited? Asian. Maybe 20. 20? Maybe Oh. more. Yes. Čia susipažinom su vietiniu. So, what are you doing here? I'm a monk. Monk. Yeah. Okay. So, you live here? I live here only 5 months. 5 months. So, you're new here? New? Yes. Ho Chi Minh City and I come here. From Ho Chi Minh? Yes. Okay. Wow. Aš jau būčiau čia net nedaėjęs. This very nice. Yes. The Buddha sleep. Buddha. Wow! Eik tu savo, geras. Ten yra mieganti Buda. Geras. So, you live here alone? Only you? Or is there more people? I live here and 22 I go Taiwan and You going to Taiwan? Taiwan study university. Okay. How old are you? I'm 28. 28. 28? Yes. I am also 28. 28. Yeah. Wow. So you believe in Buddha? Yes. Okay. Do you live here for free? Yes, free. You don't need to pay. Yeah, No? yeah. Wow. No money. But you need to pay for food or no? Food? Yes. Yes, for food you need yes. to pay. Very Wow, patient. kokio dydžio, eik tu savo. Ir iš čia dar atsiveria žiauriai gražus vaizdas į jūrą tenais. It's a beautiful place. Wow. You speak how many languages? 4 languages. 4 languages. Yes, Oh, Lithuanian, Russian. Russia. Yes, I speak Poland, Poland. and English. English. Yes. And how much languages do you speak? Only Vietnam. Vietnam. And Taiwan. Taiwan, you know in language and Taiwan, English, and you speak good English. No, little. Not little, you speak good. Wow. There is people not speaking at all in Vietnam English. Yes, people At all. Vietnam. Yes. And you speak good. Wow. Wow. Wow, beautiful place. Maybe you know, is it possible to go in the morning to go fishing? Fishing. Yes, I want to try fishing. Fishing. Is it good or bad? You don't like fishing? Fishing in the beach. Yes, yes. I don't know fishing. You don't know? Yeah. I only see many people listen. Okay. You never tried? No. No? Okay. This is the most popular place here in this Mui Bay. This is most popular place, this? Pagoda. Pagoda, yes. Yeah, Pagoda Is most popular, or you recommend something visit more, like maybe other places? Very nice. Pagoda. Okay. Man čia pasiūlė nueiti dar vieną šventyklą. Šitą miestelį yra dar viena šventykla. Tai pabandysiu gal nueiti, nes čia atrodo dar gražiau ir dirba iki 8 vakaro. Ir matosi labai gražus apšvietimas. You are YouTuber. Yes. I create videos in my language, Lithuanian. I'm from Lithuania, so I create in Lithuanian. So You go India. India? I was just have transfer from India, but I never been in India. No.
Only here. Sako, kad eisim dar kažką apžiūrėti. Nu va, gerai. So, I can call you Mong, yes? Yeah. Mong. But what is your real name? Name Minh Hong. Minh Hong. M-A-N-H. Can you repeat? Minh Hong. Minh Hong? Yeah, Minh Hong. Okay. And what's your name? Patrick. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Vietnam. Yes. Wow. Kažkokia slapta vieta. Oh, wow. Many people die and Eik tu sau. Here's die people. Oh my god. Can I go closer? Yes. Yes. Čia yra urnos mirusių žmonių. In Lithuania, No. in Lithuania we also have this, but it's more like outside, not inside. It's inside, but in Lithuania we outside. Nu, gražu, gražu. Yeah, I go slowly. Čia dar viena vieta. In Ho Chi Minh it's crazy with motorbike, but here it's calm. Here it's easy to drive. So you like here to live? Yes, I like Yes, it. you like. Yeah, I like it. And Only very beautiful beach. and what you will do after Taiwan? You go to Taiwan for study? I go Taiwan And later? study And later? university and come back. Come back here? Yeah. Wow. Okay. Or where motorbike? My motorbike? Yeah, my At bike. hotel. Hotel. I live in hotel. Ni hi. Hotel you ni hi. Where's my hotel? Yes. My hotel is, I can show you. It's nearby. I just walking here. You walking? Okay. Yes. Thank you. See Thank you. Nice to meet you. Thank you. Bye bye. Nu ką, biškiu su Mongu pasivaikščiau. Experiences geras. Paskui čia ant galo biški apšaukė, kad su batais jau. Hi. Oh. It's electric scooter? Electric? Xe đủ điện. Wow. Bật quẹt lên. Bật quẹt à? Hi, mọi người, mình là Khen đầu bò. Eik tu savo, neonus turi. Wow. It's a cool bike. 2.0. Show me. Trick. Chạy. Right. Xung quanh giờ mất đầu lên. Mất đầu lên. Eik tu savo. Mất đầu lên. Việt Nam. Wow. Việt Nam. What is the max speed? Speed lại gì? Như là xe không? Oh. Bị có cái này không? This is max? Chiếc liệt là có. 45? Okay, fast. How old are you? Years. How much years? Tuổi á. 28. How much you? 10? 10? Tuổi mình á. 6? Không. Tiền phò. Okay. Nice. Nice. YouTube tên gì? Yes, YouTube. Yes. Quay lên đây TikTok. Kaip jie Quay džiaugiasi. Quay cái mày cắn nó không?
YouTube, Vietnam. Việt Nam. Đâu Từ từ xíu xíu. Từ từ, stop. Phiên. Quay con à. Phiên, để cấp điện, để subscribe. Ui, dập được chứ. Luôn, để kiện mày có không? What is this? Mày còn đó, mày còn chó này đi. Quay xuống đây đi. Mấy năm rồi. Where are you from? Where are you from? Lithuania. Đéo hiểu. Look, I will show you. Người Tây Ban Nha. Sao biết? Span mà. Ý mấy người Tây Ban Nha đúng mà. Không, người chuối là Slovenia, là nước Tây Ban Nha. À đúng rồi á. Nước gì? Áo. Đây, áo. Áo hả? Không phải áo. Đúng đâu? Tao đậu mày hả? Điêu má, Tây miếng gì nữa. Okay, guys, bye. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Đây là ship của ông. Bye. Bye. Be good. Yeah. Bye. Bye. Nam I love you. Thank you. Biški pasikalbėjom su vaikais. Toliau keliaujam, galbūt dar prie jūros būtų smagu nueit. Čia, kad nueit prie jūros, reikia eit per žmonių kiemus. Šiaip dar nerodžiau, gal kažkam bus gražu augalai, tai čia labai daug visokių augalų žydi. Rūbai va tai va džiūsta. Adidas triusikai. Čia vaikas žaidžia. Hello! Bandau čia lyst. Man atrodo, ateina žiaurus lietus ir reikia tept kudašį greičiau. Tu sau. Oh my god. Kaip prieš tsunami atrodo. Kas čia dabar? Gerai, pabandysiu nulipti ir neužsimušt. Bet čia viskas, ką mato, tai čia kažkokios šiukšlės. Nu jo, pas jos čia šiukšlių biškį yra. Kokios keistos karvės. Aš dar tokių karvių nesu matęs. Čia ko tik nori. Visą laiką galvau, kad Vietnamas tvarkingas, bet kas čia darosi, tai čia tiesiog baisu yra. Va, šiukšlės valgo tos karvės. Pradėjo baisiai šunys lot, tai kad neapkandžiotų jaučiu. Tepu slydę kuo greičiau. Bet lygtais nesivėja. Blemba, jau dabar iš visų pusių šunys pradėjo lot. Nu jeigu ką į vandenį šoksiu, šunį, žinau, vandens bijo, tai noriu dabar pabandyti. O, blemba, ten daug šunų. Pradėjo visas kaimas lot. Išsigando manęs.
Yeah, okay. Thank you. Oi, sorry. Thank you. Bye. Kažkoks vietinis vaikas mane pavežė iki savo namų, o toliau nežinau. Kas čia vyksta? Kur aš esu? Hello. Esu dabar totaliai kažkur pasiklydęs Vietname. Tiesiog vaikas kažkoks važiavo, sakau, davai pamesk, nu jis pametė mane ir dabar aš va kažkam kaime. Fuh. Bet reikia labai nekreipdėmės ir praeit, kad nelotų. Nu, nesigavo. Bet pliusas tas, kad čia kažkokie labai tokie laukiniai šūnės, nu, tokie labai juokingi jie. Kaip ir gal nieko jie. Gerai. Iki namų kokie 2-3 kilai. Nes, geras, bičias kažką degina. Hello! Bičias kaime kažką degina. Aik, tu sau, kas čia vyksta. Karočiui rimtai aš čia papuoliau kažkur. Bet bendrai paėmus tai man patinka vis tiek. Neperduosiu jūros kvapo, smėlių šitų visokių čia. Čia kaip ir kopas tokios, panašiai kaip Nidoj. Varau pamyšti. Pas kažką į... Oi, tu sau, čia kokios kopos. Realiai čia labai panašu į Nidos kopas. 1:1. O, galima pasiklodė akiuką ir eit miegot. Nu tik čia gal kokių gyvačių gali būti, nežinau, gal ir nesaugu. Už 10 minučių turėtų būti tamsu, tai nežinau, prožektorius neturiu, bet pasišviesiu su telefonu, jeigu reiks. Prieinam kažkokią civilizaciją pačią pirmą. Ilgas žygis. Čia turim kažkokią trobą negyvenamą. Čia reikia kažkaip kėdų neišsipurvint dabar. Jau matau pirmą žmogų. Jis jaučiu vahuje, kad aš per čia einu, nes čia... Oi, klimpsta vanduo. O, blet. Va čia tai vanduo visur. Čia jau grinai tokie kaimiečiai, kaip pas mus kaime gyvena. Bet įdomiausia tai, kad čia kopos aplinkui. Jie gyvena tarp kopų. Šitas namukas, pavyzdžiui, ne, ten gyvena žmogus. Jis pastatytas visiškai kopus, ne. O, bled, laukiniai šunys. Reikia, karočią, aš turiu planą, realiai, nepergyvenkit. Turiu atsukto vandens, o šunys vandens bijo, apšliukinsiu, jeigu ką. Ateik! Drąsus stikluoti. Nu, blin. Čia gal kaip ir nukirščiau. Galim pažiūrėti, kas vyksta dykumuose, pavyzdžiui, čia. Tikiuosi, čia nėra skorpionų. Čia gal kokie pasimeldimam reikalai. Gal čia kapas kažkieno. Jo, čia gal kapas, žiūrėk, žvakutė yra. Ir toks reikalas. O jeigu kažkas tiksliai žinot, galite komentarus parašyti. Nes čia šiaip tokių daug yra, aš tiesiog neprieinu. Toj galiu prieiti prie kitokio, kuris yra
toks žalios spalvos bei. Nu va, čia yra žalios spalvos. Ir čia yra jie netgi du. Kažkas juda. Kažkas ten yra. Kažkoks gyvūnas. Baigėsi vanduo ir šuo ateina. Tikiuosi draugiškas. Ai, žiūrėkit, tiesiog krosinu ir viskas ir nekreipia dėmesio. Bet va daug tokių labai. Gerai, pavyko išeiti kažkokią gatvę. Aišku, čia nieko daugiau jokių žmonių nebėra, bet dar porą kilų ir namuose. Bet galvoju, gal dar nevaryt namo ir biškį dar prie jūros užsukt pasižiūrėti. Papuoliau kažkokią viešbučio teritoriją. Tiesiog apsauginiam parodžiau nuotrauką ir jie mane leido. Tai realiai Google Maps net nerodo šitų takelių, tai bandysiu tiesiog eiti ir čia toks viešbutis. Mes į kosminį viešbutį. Jis pagal what the fuck, kur aš esu? Aš negaliu aš ten per tą baseiną eit, nes čia tikrai pastebės per daug, čia reikia kažkur kitur galvoti eit. Patekau į viešbutį ir čia yra afigenai. Ir jūs neįsivaizduojat, kas čia per viešbutis. Ir dar aš pats nelabai įsivaizduoju. Žodžiu, tepu aš slidį iš to viešbučio, kol manęs nepirčiupo, nes, man reikia namo realiai montuoti vlogą ir tokie reikalai. Tai bandau dabar išeiti. Tai tas viešbutis kainuoja nakčiai 53 eurai. Nu tai kaip Vietnamui, tai čia kosmosas. Aš, pavyzdžiui, dabar moku mažiau negu 10 eurų nakčiai, tai čia būtų 5 kart tiek. Tai tokio biudžeto aš neturiu. Nu, tipo, vienam kartui, galima, tipo, pabandyti tokį viešbutį. Nu, bet ar ten labai skirsis, aš nemanau. Tiesiog, faina graži teritorija, faini numeriai, bet, Vietnamo nepatirsi, būdamas viešbutį. Tai tiesiog dėl to ir neimu tokių viešbučių ir stengiuosi kuo taupiau keliauti. Čia bus mano vakarienė tarp šitų visų žmonių. Čia kaip ir krevetės gal kokias kepa. Hai cái à? Chào đó, hai cái à? Nó bao nhiêu đâu đem về chợ? Ăn. Đem về nó bỏ chan này, không có bỏ vô nó ăn. Để lúc nóng qua. Nežinau, kas čia. Nhau á, dưới dao không? Dao không? Nó chạy vô hai cái ăn đi. Ăn hai cái à? Rồi con viên đó nó bén rồi á. Con manh rồi nó bén á. Ragaujam, kas čia bus. Ở vườn lắm hai cái mà ăn. Hút được sống rồi 7 à? Gấp không được à? Neįsivaizduoju, kai valgyt. Ở đây dồn đang dỗi đi. Dồn đang dỗi đi. Cầm cái chiều sao rồi? Ở đây này. Ở đây. Ông chỉ ăn bánh đấy chứ là bánh không? Ok. Cứ ăn cái đó không đấy hả? Nó cứ ăn không. Rodo, kad reikia pamirkyti. Nó vỏ.
người bán cái 2 cái à. Làm cái chấm. Có người ăn trái nữa à. Good không? Good không? Very good ha. Very good. Very good. Very good là ngon. Cái đây không phải em là cái này em là nó cá mà không nãy mà em là cá nãy bằng mà thì nó cùng rồi cái hộp lớn đến giờ luôn à. Cái nãy á Đó, vòng bỏ 2 cái. Wait, sorry. I'm very big guy. Good, good. good. Bà bây giờ cái miếng giấy trên tay của ta luôn. Šiaip labai skanu. Má mì ăn cái nục dữ vậy. Con à. Trời bên đó còn 4 người nữa hả? 2 người nữa. Siūlo dar paimti, bet šiaip skanu. Okay, thank you. Bye. Thank you. Grįžtu į savo kambarį, einu montuoti vlogą ir ačiū, kas žiūrėjot šitą dalį. Būtinai paspaudžiam like, parašom komentarą ir pasubscribinam, nes bus dar labai daug dalių iš Vietnamo ir po to iš kai kur dar